Labadiena! Šios pamokos tema – aritmetinė progresija. Šiandien nagrinėsime skaičių sekas, turinčias tam tikrus dėsningumus. Taigi pirmiausiai išsiaiškinsime, kas tai yra aritmetinė progresija ir mokysimės taikyti aritmetinės progresijos n-ojo nario formulę. Skaičių seka, kurios kiekvienas narys pradedant antruoju, lygus prieš jį esančio nario ir to paties skaičiaus d sumai, vadinama aritmetinė progresija. Skaičius d vadinamas aritmetinės progresijos skirtumu, kurį galime rasti remdamiesi šią formulę. Pavyzdžiui, skaičių seka 3, 5, 7, 9 ir taip toliau yra vadinama aritmetinė progresija, nes kiekvienas narys yra lygus prieš jį esančio nario ir dvejetuko sumai. Prie 3 pridėjus 2 gauname 5, prie 5 pridėję 2 gauname 7, prie 7 pridėję 2 gauname 9, prie kiekvieno nario pridėję vis tą patį skaičių gauname sekantį sekos narį. Taigi todėl ši seka ir yra vadinama aritmetinė progresija, o jos skirtumas d yra lygus 2. Skirtumą d galime rasti iš antrojo sekos nario atėmę pirmąjį sekos narį arba iš trečiojo sekos nario atėmę antrąjį sekos narį ir taip toliau. Taigi mūsų atveju iš 5 atėmus 3 gauname 2, iš 7 atėmę 5 gauname 2, taigi mūsų sekos skirtumas d yra lygus 2. Taigi norint apibrėžti aritmetinę progresiją yra reikalingas pirmasis sekos narys, kuris žymimas yra raidele A1. Mūsų pirmasis sekos narys yra lygus 3 ir reikalingas aritmetinės progresijos skirtumas d, kuris yra lygus 2. Žinodami tuos du narius galime rasti bet kurį šios sekos narį. Antrąjį sekos narį galiu rasti prie pirmojo sekos nario pridėdama raidelę d. Trečiąjį sekos narį galiu rasti prie antrojo sekos nario pridėdama raidelę d. Vietoj antrojo sekos nario įstatykime A1 plus d. A1 plus d ir dar vieną raidelę d. Turėsime, kad A1 plus 2d. Ketvirtąjį sekos narį galėčiau rasti prie trečiojo sekos nario pridėdama raidelę d. Vietoj trečiojo sekos nario įstatykime A1 plus 2d. Ir dar vieną raidelę d. Taigi turėsime A1 plus 3 raidelės d. Ir taip toliau. Pastebėkime, kad norint rasti antrąjį sekos narį, prie pirmojo sekos nario pridedam vieną raidelę d. Norint rasti trečiąjį sekos narį, prie pirmojo sekos nario pridedam 2 raideles d. Norint rasti ketvirtąjį sekos narį, prie pirmojo sekos nario pridedam 3 raideles d. Taigi n-ąjį narį galėtumėme rasti prie pirmojo sekos nario pridėję n-1 kart d. Taigi išsivedėme aritmetinės progresijos n-ojo nario formulę. Sugrįžkime prie mūsų tos skaičių sekos, tai yra 3, 5, 7, 9, kuri yra aritmetinė progresija. Pirmasis mūsų šios sekos narys buvo lygus 3, skirtumas lygus 2. Raskime 12 šios sekos
narį, remdamiesi aritmetinės progresijos n-ojo nario formulę. Taigi A12 būtų lygus prie pirmojo šios sekos nario pridėję, kadangi buvo 12, mes imsim 12 minus 1, tai yra 11 kart d. Įstatykime, pirmasis narys lygus 3 plus 11 kart skirtumas d kart 22 plus 3 turėsime 25. Taigi 12 šios sekos narys lygus 25. Taigi remdamiesi šią formulę galime rasti bet kurį mūsų sekos narį. Pabandykime rasti aritmetinės progresijos vidurinį narį. Tarkime, yra duota aritmetinės progresijos 2 nariai. Norint rasti vidurinį šios progresijos narį, galime pasinaudoti šią formulę. Taigi, trečiasis narys yra lygus prie antrojo sekos nario, pridėję ketvirtąjį narį ir padaliname pusiau. Antrasis šios sekos narys yra 5, ketvirtasis šios sekos narys 9 ir daliname pusiau. Taigi turėsime 14 dalinta iš 2 lygu 7. Radome vidurinį šios sekos narį. Išnagrinėkime vieną pavyzdėlį. Duota aritmetinės progresijos trečiasis narys ir septintasis narys, reikia rasti skirtumą d ir 10 aritmetinės progresijos narį. Trečiąjį sekos narį galime rasti prie pirmojo sekos nario, pridėję 2 raideles d. Septintąjį sekos narį galime rasti prie pirmojo sekos nario, pridėję 6d. Atkreipime dėmesį, kad mes nei pirmojo sekos nario neturime, nei skirtumo d. Taigi mes turime 2 lygtis, kuriuose yra 2 vienodi nežinomieji. Galime susidaryti lygčių sistemą ir dabar vietoj trečiojo ir septintojo nario įstatyti mūsų duotus skaičius. Taigi turėtume A1 plus 2d yra lygu, vietoj trečiojo sekos nario įstatau 5, toliau antrąją lygtį A1 plus 6d, vietoj septintojo nario įstatau 13. Turime dviejų lygčių su 2 nežinomaisiais lygčių sistemą. Mums patogu pirmąją lygtį pasidauginti iš minus vieneto. Turėtume minus A1 minus 2d lygu minus 5. Antrąją lygtį perrašykime A1 plus 6d lygu 13. Sudėkime A1 ir minus A1 0, 6d ir minus 2d turėsime 4d ir 13 minus 5 turėsime 8. Taigi mūsų skirtumas d bus lygus 8 padaliname iš 4 lygus 2. Dabar, kai jau turime skirtumą d, galime pasimti bet kurią lygtį. Aš pasimsiu pirmąją lygtį ir ją įstatysime vietoj d skaičiuką 2. Taigi A1 plus 2 kart 2 lygu 5. Taigi A1 būtų lygu 5 minus 4 lygu 1. Radome skirtumą d, pirmąjį sekos narį, tai dabar galime rasti 10 sekos narį. 10 sekos narį galime rasti prie pirmojo sekos nario, pridėję 9d. Mūsų pirmasis sekos narys lygus vienetui plus 9 kart d. D mūsų yra lygus 2, taigi turėsime 19.
Išnagrinėkime dar vieną pavyzdį. Augustė pradėjo skaityti knygą. Pirmąją dieną ji perskaitė 15 puslapių, o kiekvieną kitą 5 puslapiais daugiau negu praėjusiąją. Reikia rasti, kiek puslapių Augustė perskaitė 10 dieną ir kelintą dieną perskaitė 55 puslapius. Taigi pirmiausia, užsirašykime, kas yra duota. Pirmąją dieną perskaitė 15 puslapių, taigi mums yra duotas pirmasis narys yra lygus 15. Kadangi kiekvieną kitą dieną perskaitė vis 5 puslapiais daugiau negu praėjusiąją, tai mūsų skirtumas bus lygus 5. Turėsime aritmetinę progresiją. Galime netgi užsirašyti kelis šios sekos narius. Taigi, jeigu pirmąją dieną perskaitė 15 puslapių, sekančią dieną 5 daugiau, tai būtų 20, dar sekančią 5 daugiau 25 ir taip toliau. Raskime, kiek perskaitė 10 dieną. Tai yra, mums reikia rasti 10 šios sekos narį. 10 narį randame prie pirmojo nario pridėdami 9D. Pirmasis narys lygus 15 plus 9 kart D, tai yra kart 5, 15 plus 45, 60. Taigi, 10 dieną perskaitė 60 puslapių. Einame prie B. Kelintą dieną Augustė perskaitė 55 puslapius. Pirmiausia, užsirašykime n-tojo nario formulę. A_n yra lygus A1 plus n-1 kart D. Įstatykime viską į formulę. 10 dieną, B. Kelintą dieną Augustė perskaitė 55 puslapius. Taigi mums yra duotas A_n 55. Pirmasis sekos narys lygus 15 plus n-1 ir kart D, D lygus 5. Turime paprastą tiesinę lygtį. Išspręskime ją. n-1 kart 5 yra lygu 55 minus 15, tai yra lygu 40. n-1 yra lygu 40 dalinam iš 5, lygu 8. N būtų lygu 8 plus 1, lygu 9. Taigi 9 dieną perskaitėm 55 puslapius.